Penktadienį Ignalinoje vyko paramos akcija Maltiečių sriuba 2010. Buvo renkamos aukos senelių vienišų žmonių priežiūrai. Penktadienį nuo 11 iki 13 valandos ignaliniečiai buvo kviečiami pasidalinti savo gerumu ir paaukoti pinigėlių senelių priežiūrai. Laisvės aikštėje pastatytose palapinėse visi aukotojai buvo vaišinami skania maltiečių virta sriuba. Jau daugiau nei 20 metų Lietuvos maltiečiai stengiasi palengvinti vargingiausių senatvę. Maitina namuose, globoja, slaugo. Didžiąją dalį lėšų, už kurias maitinami senoliai, suaukoja Lietuvos žmonės labdaros rinkimo akcijų metu. Ignalinos skyriaus savanoriai kasdien šiltais pietumis aprūpina 25 senelius Ignalinoje ir 10 Didžiasalyje. Apie 4 metus vykstančios akcijos organizavimą, Maltos savanorių darbą kalbėjome su šios organizacijos Ignalinos skyriaus vadove Vida Ektienė. Džiaugiamės, kad šiuo sunkiu metu ignaliniečiai vis dėlto atsiliepia į mūsų akcijas. Ir tiesiog graudu žiūrėti, kad daugiausia tai atsiliepia tie, kuriem galbūt labiausiai trūksta visko. Šiek tiek maža matom įstaigų tarnautojų, o gaila. Gaila. Gi čia senas lietuviškas paprotys, kad prieš Kalėdas žmonės turi daryti gerus darbus. Mesgi matom per televiziją šituos didelius ten šou, kurių metu renkami pinigai. Ignalinoje to nėra. Ir ignaliniečiai turbūt turi tokią galimybę aukoti, kada yra dalyjama šita sriuba. Yra galimybė aukoti maisto produktus. Kartu norėčiau padėkoti Ignalinos gyventojams. Maisto produktus tikrai aukoja gerai. Ir tikrai mes visada padarom tų nemažai paketų socremtiniem žmonėms senyvo amžiaus ir kartu su miesto seniūnija juos išvežiojam po namus. Dabar yra puikia proga pakalbėti ir apie tuos žmonės savanorius, kurie aukoja savo laiką ir jie atiduoda kitų žmonių labui. Jau 20 metų, kai mes egzistuojame Ignalinoje, bus spalio mėnesį. Ir man atrodo, tuos maltiečius, kurie yra vyresnio amžiaus, visi žino. Bet aš labai džiaugiuosi jaunaisiais. Mes jaunųjų tam, kad išlaikyti tokį užimtumą jiem visiems, kad nebūtų, kaip sakant, stovinčių prie sienos, turim paprastai 10-12. Bet tai nereiškia, kad iš viso Ignalinoje tik tiek jų yra. Todėl, kad baigę vidurinę išvažiuoja, vietoj jų mes paimam kitus. Ir šitų žmonių jaunų auklėjimas yra su nieko nesulyginamas. Netgi su tuo maistu, kurį mes renkam. Ir mes tai matom. Mūsų ignalinietės, buvę jaunos maltietės, kurios dabar jau turi darbus, gyvena kituose miestuose, jos nemetė šitos veiklos. Ir mums tikrai labai širdis džiaugiasi, kad ne veltui, jie tikrai ne veltui čia pas mus. Aš nežinau nei vieno, nei berniuko, nei mergaitės, kuris buvęs maltietis nueitų vingiuotais keliais. Akcijos dieną Ignalinos maltiečius aplankė Maltos ordino ambasadorius grafas Douglas von Saurma. Taip pat 2 organizacijos atstovai iš Belgijos ir Vokietijos. Garbingas svečias kelias minutės skyrė ir Ignalinos televizijos žiūrovams. Jis labai apsidžiaugė, kad turi galimybę padėkoti žmonėms už gerumą ir pakviesti dalyvauti paramos akcijose. Šiomis akcijomis, pasak ambasadoriaus, siekiama parodyti, kad seni, vargingai gyvenantys žmonės nėra pamiršti. Kaip jūs vertinate Ignalinos maltiečių veiklą? Ar jums jinai žinoma ta veikla? Wie bekannt ist die Malteser Ignalina, die Tätigkeit von Malteser aus Ignalina? Ignalina ist einer der Grundpfeiler unserer Arbeit hier in Litauen. In Ignalina wird die Suppe schon seit 1992 an die alten Menschen verteilt. Also schon seit über fast 10 Jahren jetzt, nee, über 10 Jahre, 92, 2002, also seit 17 Jahren, 18 Jahren schon, seit eigentlich dem Anfang an. Und deswegen ist Ignalina eines der ganz, ganz tollen Beispiele, wo wir sehen, dass Menschen wirklich eine große Hilfe leisten können.
Ignalinos maltiečiai, tai galima pasakyti, yra pamatas maltiečių. Jie jau nuo 92 metų dalina sriubą ir tai puikus pavyzdys visiems kitom grupėm iš kitų miestų maltiečiams. Maltos ordino ambasadorius susitiko su rajono meru Broniu Rope. Jie kartu valgė maltiečių sriubą, kalbėjosi apie šią akciją ir apskritai apie socialinę paramą. Buvo pastebėta, kad labai svarbu formuoti tinkamą visuomenės požiūrį į savanorystę, paramą vargstantiems. Ši maltiečių sriubos akcija vyko 19 Lietuvos miestų.